Šiandien pas mus yra cepelinų vakaras. Bandysim daryti cepelinus. Labai improvizuotai. Nieko beveik neturim. Tai taip išskutam bulvą. Šiandien pavaldinti pusę barako. Jeigu jam patiks, aišku. Tai va. Čia dabar yra kažkur 7 vakaro. Pažiūrėsiu tiksliai tai. Dabar yra 8:18. Ne 7. Tikimės apie kokią 11 turėti cepeliną, jeigu viskas gerai. Įsigėjom želę aktyviai ir sugalvojom pasidaryti cepelinus. Kaip mums sekasi? Galim pasižiūrėti čia. Čia yra... Konstruojam kažką iš kažko, bet gal kaip nors padarysim, einu bulvę atsinešiu. Galiu parodyti, žiūrėkit, aš mačiau tą. Svogūnus man pjaustas, todėl jie labai gerai matos. Svogūnai yra taip, galvojam prieš gripą. O po to Jurga su Mantu, žiūrėkit, tokį gerą darbą padarė. Ten, va, dabar neatsimenu, kaip mes čia darysim. Ten tarkuojai. Pas mumis įrankių trūkums toks nemažas. Tarkuojam čia, spaudžiam į tą, dedam į tą. Gerai, pirmas bandymas. Jam. Dabar biškis garsą. Lengvai. Vahu, mums pavyksta. Mums pavyko. Jo, tarkuoji gerai. Ačiū mamai. Visi pirštai. Kaip? Pirštai visi? Ne, čia labai ne rusiška technologija, nors atrodo rusiška. Atrodo taip pat kaip rusiška. Tai išgeri šitokią patrauk prie Lietuvos. Už tai nori cepelinų. Jo. Jurga, kai dėja biškį į mums davė paragauti. Nu kam tas melas? Kam tas melas laimi? Melas? Taip. Melas, einam į virtuvę. Dabar va taip va. Mums su Mantu vyriškai va. Taip va, ir Jurga tau pasidė. Čia manas tik. Mums sekas gan normaliai. Gana normaliai. Skutam dar bulvę, nes kažkaip nelabai gaunas tešla, jinai gaunas biškai per minkštą. Ne per minkštą, biškai per lipni. Minkštą. Tai bandysim padaryti ją kitokį. Šiaip sakyčiau, kadangi improvizuojam labai, tai mums sekasi tiesiog nuostabiai. Tai vat, įlysiu ir aš į kadrą. Tai va, leiskit. Tai sutarkavom bulves, bet vat, matomai kažkas per daug jėgos turėjo. Aš aišku. Bespausdams bulves truputį gal per daug vandens suspaudžiau, tai dabar jos tokias sausas. Čia aišku, krakmolo jau supyliau kiek liko, bet atrodo nelabai gražiai. O su bulvėm tai su tokio aparato kietu darėm, tai gavos tyrė suvirtom. Čia aišku dar šiek tiek bulvių daskus žmonės, darbininkai virtuvės. Kapiec! O rusiškai gali? Čia rusiškai ir buvo. Ai, aš galvojau, kad rusiškai būdavo ten tiek to. Tai va, man ta kepurėlė. Taip kažkaip, nu nesvarbu, nesmė. Tai va, žodžiu, dar tarkuosim ten to bulvių, sumaišysim su tuo ten, ką gavom ir turėtų būti normali tešla. Ar kaip čia ją pavadinti. Ir tiek to. Svogūnus biškį pataisėm. Aprinkom ten, kur man prieš tai pjaustė. Patingėjo pavjausti. Nepatingėjo, jis tiesiog mėgstambiai pjaustė. Mašynos peilis, man baisu pirštas. Išrinkom apie pusę svogūną. Be metaforų. Tai va, tai tiek. Einam toliau vargti, pažiūrėkit, kaip Jurga dirba. Pjaunas, dieve, man jau lėšuvis pinasi. Čia nuo bulvių atvarkymo. Plaunų bulvių. Buvo, ir Mantas man padeda. Nuo bulvių atvarkymo. Nuo bulvių atvarkymo. Jinai tai neger, ne, jinai tik tai šiaip, kaip galim dar kartą palyginti stiklinio aukštį, va. Nu, užtenka meluoti. Padėk mano stiklinę. Jurga.
O žygėjom dar visai nedaug. Einam dar kol bulvę, einam dar kol bulvę. Aš eisiu dar kol. Mes lipdome cepelinus. Atkreipkit dėmesį į mes. Aš irgi du nulipdžiau, parodysiu mamai. Jie Mama, matos. šitas mano ir šitas mano. Šitas ir šitas. Tris nulipdžiau, šitas mano, šitas ir šitas. Jie iš minios. Aš labai pasistengiau. Mano bus patys skaniausi, nes daryti su didžiausia meile. Ar ne Laimi? Meilė tam. Meilė maistui. Kuriam? Cepelinams. Cepelinams gal, nes tarkim, krevetės irgi maistas yra, tu meilės jom neturi. Ne, jokios meilės krevetėm. Tai va, dar turim krūvą košės, kurią turbūt suvalgysim rytoj. Nes šiaip jinai skane. Mantulėlis daro labai gerą darbą. Atsisuk papasakok, ką padaryti. Atsisuk, nu nesigyt. Dirbo Jėgitas darbą. Ne, nu ne taip žiauriai. Turim krūvą indų, kurias reikia sudėti. Tai va. Nu, čia viskas skačiai koju šiandien. Kai išplausit tą puodą, mes užkeisim vandenį ir jau dėsim cepelinus, nes mes jau turim tam puodį pasibarstę. O, kaip čia dabar taip gražiai. Laimuti, ką tu čia ant žemę, ant stalo pasibarstęs? Krapmalą. Krakmalą, kur tu radai krakmalą pirkti? Prie miltų. Mat, kaip? Aišku. Nu tai ką daryti, jeigu nėra kakui? Būtina čia visiems pasakyta, ne? Ne, aš iš tikrųjų nežinau, nes aš nededu miltų, bet tai Laimutis sakė, kad bus skanu, taigi aš jo tikiu, nes jis dar nei kartą nepasišiukšlino, ne taip kaip kai kurie. Galim papasakot, kaip Jurga kepė man ne kažkaip. Aš kepiau mėsą. Kažką atgaminu. Jo, Jurga kepė mėsą. Tai dėjo truputėlį pipirų, truputėlį, tai čia per daug, atsiprašau už žodį truputėlį. Buvo skanu, mes Laimė sutvarkėm viską, buvo tikrai visai nieko, buvo toks čili troškinys su mėsa ir pipirais ir bulvėm. Ir pipirais. Tiesiog gal mano toks virtuvės kremasis ženklas, pipirai. Jo, nes reikia pipirų dėti, sakom, Jurga panėkime toliau. Tai, aš lapsiu. Va, jau vyksta striptizas vidury virtuvės. Gerai. Cepelinai, pirmoji porcija paruošta, sulipdyta, sutvarkyta. Pirmoji porcija čia tavo? Ne, man čia biškai per daug. Pirmosios kelios porcijos. Dabar bus išilmingas momentas, mes dedame jos į vandenį. Tiksliau Laimis deda jos į vandenį. Aš pasitaisiau. Jis įnėrė. Kaip koks nareks. Bus skanu. Šiandien sekmadienis. Aš tikiuosi, geriau taip ir būtų. Tas karštas vanduo biškį manęs nelabai traukia. Štai labai aiškiai matos, kurį daryti mano, o kurį Laimio. Mano yra normali porcija. Pagal ūgį. Mes pamatavom ranką. Tai vat, mano yra čia, o čia yra Laimio. Laimio knygą. Išleista bus 2015. Vadinsis? Laimono receptai. Aišku, gerai. Pagaliau išrėm cepelinų pirmąją porciją. Trečia nakties. Trečia nakties. Ne, nėra trečia nakties. Ragavom, valgome. Jurgos cepelins. Laimučio cepelins. Pilnai porcija. Čia moteris, čia vyras. Ką manai? 3 beliko. Tai gerai, tu sau du ir man vieną. Gerai, atnešk dar lėkštę. Dar lėkštučių. Gerai. Kaip pasakys Jurga? Du, tau vienas. Tau du, man vienas. Gerai, tau vienas. Man vienas. Aš tau dabar įsidėsiu. Gerai, sau. Jurgos paragaus. Matai, įsidėjau sau du. Jurgos, aišku, tokia biškinė klišė. Ne, viskas. Prašom nevaryti ant mano cepelino. Bet skanus bus. Va taip, su meile. O dabar Jurgai mano vienas. Taip to. Ir dabar reikia kaip mes... Žiūrėk, kaip pas Bronelį. Čia pas Laimutį. Pas Laimutį. Cepelinai pas Laimutį. Skaniau niekur nerasite. Ata.